CRM programoje galite talpinti įvairius nuskanuotus dokumentus. Čia galite talpinti paruoštus pasiūlymus, pasirašytas sutartis, įvairią projektinę medžiagą. Taip pat galite talpinti klientų pretenzijas, pastabas, įvairius kitus dokumentus ar užsakymus. Dabar detaliau pasižiūrėsime, kaip valdomos sutartys. Čia galite kurti naują įrašą arba atsidaryti jau esamą. Tuomet nurodote sutarties antraštę, įvedate numerį. Numerį įvesti galite rankiniu būdu arba pasinaudoti automatinę numeraciją. Jei pasirinksite kažkurį numerį, sekantis eis +1. Čia numeraciją galite papildyti arba redaguoti jau esamą. Tuomet vėlgi nurodote numeracijos pavadinimą, įvedate reikšmę skaičiais, kurį pasirinkus eis +1. Galite įvesti nekintančią reikšmę prieš numerį ir nekintančią reikšmę po numerio. Taip pat galite nurodyti, kad sistema jums parinktų laisvus numerius. Pavyzdžiui, jeigu anksčiau buvo numeris panaudotas, bet vėliau buvo anuliuotas, sistema tokius pakeitimus stebės ir visą laiką siūlys numeraciją eilės tvarka. Tuomet galite įvesti trumpą sutarties aprašymą, nurodyti sutarties pasirašymo datą, sutarties pasibaigimo datą ir išjums su sutarties pasibaigimu. Sistemoje galite nurodyti, kad sistema jūs primintų apie sutarties pabaigą, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, 30 dienų prieš sutarties pasibaigimą, sistema suplanuos darbą kalendoriuje, informuos apie tai elektroniniu paštu ir informuos apie tai prisijungus prie sistemos. Galite nurodyti sutarties sąmatą, bet jei jūs nurodysit sutarties detalesias eilutes, tuomet sąmata ateis iš šių detaliųjų eilučių. Tuomet nurodoma sutarties būsena, pasirašyta, derinama ar nutraukta, visas šias reikšmės bet kada galima redaguoti. Tuomet dar galite nurodyti ir projektą, su kuriuo susijusi ši sutartis. Ir galite matyti fiziškai prikabintą failą. Lygiai taip pat labai paprastai yra prikabinami failai iš jūsų kompiuterio. Tiesiog spaudžiam ant failų paieškos mygtuko ir tuomet pasirenkame dokumentą, kurį norime prikabinti. Arba labai paprastai galime failą įkelti drag and drop principu. Tiesiog pasirenkat failą ir tuomet dokumentas iš karto iš jūsų kompiuterio yra perkeliamas į CRM sistemą. Taip pat galite naudotis dokumentų šablonais. Bet kurį iš šių dokumentų jūs galite išsiųsti elektroniniu paštu tiesiai iš sistemos. Tiesiog pasirenkate, kurį failą norite siųsti. Arba galite siųsti absoliučiai visus dokumentus, kurie yra prikabinti prie šitos sutarties. Dabar galime tiesiog spausti išsaugoti arba spausti išsaugoti naujas darbas. Pavyzdžiui, jeigu mes išsiuntėm dokumentus ir norime nepamiršti po kelių dienų pasiskambinti klientui ir pasiklausti dėl šių dokumentų, ar gavo, ar turi klausimų, tuomet galime spausti išsaugoti naujas darbas. Ir kaip matote, kuriamas naujas darbas ir prie jo yra iš karto prikabintas dokumentas. Jeigu mes paspausime šio mygtuko, visada galėsime pažiūrėti, apie kokią sutartį eina kalba. Dabar galime pasižiūrėti, kaip valdomi absoliučiai visi dokumentai sistemoje. Norimą dokumentą surasti galite labai paprastai. Pavyzdžiui, galite įvesti įmonės pavadinimą, spausti ieškoti ir surasite absoliučiai visus dokumentus susijusius šią įmonę. Tai yra pastabas, sutartis, pasiūlymus ar užsakymus. Taip pat jūs galite detalizuoti jūsų paiešką ir sistema suras būtent tą dokumentą, kurio jūs ieškot. Jūs galite nurodyti, kad jūs ieškote įrašų tik su dokumentais, galite ieškoti visoje sistemoje arba per tam tikras sistemos dalis. Taip pat kiekvienas sistemos vartotojas gali susikurti savo patogų dokumentų valdymo medį. Katalogas kuriamas labai paprastai, tiesiog spaudžiate dešinę pelės klavišą, naujas įrašas. Tuomet įvedate pavadinimą katalogo ir nurodote, iš kokių modulių ir sistemos dalių jūs norite perkelti dokumentus į šį katalogą. Ir pavyzdžiui, galime įvesti, kad norime konkrečios įmonės sutarčių. Spaudžiame išsaugoti. Ir dabar paspaudę ant šio katalogo pamatysime būtent visas sutartis, kurios yra pasirašytos su firma Adisonas. Arba 2 kartus paspaudę visada galėsite matyti visą informaciją apie šį įrašą. Tad tiek trumpai apie dokumentų valdymą. Ačiū, kad skiriate laiko mūsų video. Sėkmės jūsų darbuose ir linkime, kad mūsų programa padėtų jums dirbti patogiau ir efektyviau.